Mirtis mums suteikia galimybę suprasti, kas iš tikrųjų yra svarbu. Ir labai dažnai žmonės jau mirties patale suvokia, kad visi tie super rimti ir svarbus dalykai, dėl ko jie stresavo, aukojo savo laiką, energiją, artimųjų ryšį, nebuvo tokie svarbus. Ir kad jie nepadaro gyvenimo verto gyventi. Ir labai dažnai, kas lieka, tas svarbiausias aspektas šiame gyvenime, tai yra santykiai, tai yra patyrimas savęs per kitą žmogų, tame sąlyčio taške. Tai nenuostabu, kad ir dažnai klientai ateina pas mane į terapiją, į sesijas, vedami šito poreikio, šito noro, troškimo kurti mylinčius, gražius, harmoningus santykius. Ir būtent apie tai yra šitas video. Dabar jaučiu, kaip vėjas vasaras sąveikauja su manimi ir tiesiog taip gražu. Nes tai nėra iš tikrųjų vien tik tas santykis su artimaisiais, tai yra santykis su visa visata. Su visa augmenija, su gyvūnais, su situacijom, kaip viskas vyksta. Ir žinoma, viskas prasideda nuo santykio su savimi. Jeigu aš savyje kažkokių nepriemu jausmų, kažkokio elgesio, turiu savo 100-metrinį sąrašą, kokia aš turėčiau būti ir kaip turiu elgtis ir ką galiu, ko negaliu, natūralu, kad aš negalėsiu priimti ir kito žmogaus, kai jis išreikš kažkokią tai mano tą savybę, kurios aš nepriimu. Todėl labai dažnai iš tikrųjų ir ateina žmonės, kurie tampa tėvais, kurie supranta, kad prisiskaitė knygų, kaip reikia būti tėvu, kaip priimti savo vaikus besąlygiškai ir tai mato, kad kyla pyktis, kyla frustracija, noras žeminti savo vaiką, kurį taip myli. Ir sako, kas su manim negerai, kodėl aš, arba savo partnerį, aš taip myliu jį, ją, ir tuo pačiu tiek daug pykčio ir aš negaliu priimti ir mane taip erzina ir kyla kažkokie purslai iš manęs, po to man tiesiog gėda ir pačios savęs ir to elgesio ir nežinau net kaip elgtis kitaip. Toks įkalintas jausmas. Ir tada to skausmo vedini, jos atveda į terapiją ir, ką man daryti, kaip man čia save pakeisti, kad aš mylėčiau kitus. Ir tada natūraliai tenka atsitęsti į save, kad tai, ko nepriimu savo vaike, ko nepriimu savo mylimajame, mylimojoje, to savyje nepriimu. Ir kiek aš galiu sau leisti turėti erdvės savo patyrimui, savo jausmams, savo norams, savo poreikiams, natūralu, tiek turiu erdvės ir kito poreikiams. Arba yra kitas kraštutinumas, kad aš išmokau, tu išmokai, mes išmokom, visi per tą patį iš tikrųjų einam, tos pačius paternus, tik šiek tiek skirtingom spalvom. Išmokimas labai dažnas yra, kad aš turiu būti labai patogi, įtikti kitiem, kad aš tada galėčiau būti mylima. Bet galiausiai vis tiek natūraliai ateina ta frustracija. Kiek galima aukotis viską daryti dėl kitų ir negauti to, ko mes taip norim. Ir tada, jeigu negaunam tos besąlyginės meilės, natūralu, kyla pyktis, frustracija ir dar visokios emocijos. Tai iš tikrųjų vidinių dalių darbas yra mano patyrimu labai gili ir tuo pačiu tokia gana paprasta metodika, kuri gali mums padėti santykėje su savimi ir santykėje su artimaisiais, kuri gali padėti mums iš tikrųjų gyventi atvirą širdimi tiek sau ir tuo pačiu gyvenimui ir artimiesiems. Kai nustoja matyti kažkokias dalis, kažkokias išraiškas kaip problema, kaip ataka, kaip nesaugumas, kaip kažką reikia kontroliuoti ir vietoj to galime pažiūrėti, o kas yra už to. Ir IFS, vidinė šeimos sistema, būtent šitą metodiką yra apie išskaidymą savęs tarsi tas dalis. Kad pamatymą, kad taip, aš turiu dalį, kuri beprotiškai myli mano partnerį, bet tuo pačiu turiu dalį, kuri galbūt širsta
nes aš savo neleidžiu taip laisvai pasireikšti, kaip jisai savo leidžia. Ir tada, aišku, aš pykstu. Arba kažkokia, dažniausiai būna partnerystėje tobuli mygtukai, kaip sakau, tobula puzlė susieina į visus trigerius, visi taškai aštriausi, kas mus taip ir patraukia dažniausiai, nes, it's a perfect match. Perfect match ne būtent iš geros pusės, bet ir iš tos pusės, kad man padės augti. Kas jeigu mes naudojam tą augimo prizmę, tai taip, tada yra ir ta gera pusė, bet labai dažnai mes sustinkam dėl savo traumų. Ir kaip tada mes galime panaudoti tas vietas, kurios taip susieina tam bendram augimui. Tai pirmiausia, natūralu, yra pažinimas. Kiekvienas asmuo pažįsta savo dalis, kokia čia dalis, kas čia atsitiko, kur čia tai trigeriai, kitas žmogus pažindinasi. Ir labai svarbu, kad tai yra, mes kartu einam per tai. Mes kartu turim šitą paterną ir kaip mes galim ne skaudžiai priimti vienas kitą tos mygtukus, o apsigludinti ir tarsi suprasti, iš kur ateina kitas, kad mes galėtume kartu keliauti. Tai labai svarbu tas toks išsigryninimas, kad mes kartu turim, nesam me against you, yra us together su šito paternu. Nes labai dažnai, kai konsultuoju žmonės ir būna kažkokios skyrybų temos, tai būna, kad mano partneris manęs negirdi, nesupranta, užsidaro, nemoka eiti į dialogą, į kontaktą, kaip mes galim kartu pamatyti viens kitą su visom savo dalim, pamatyti, kur mums skauda. Ir tuo pačiu suprasti, kad vis tiek mes kartu esame tame skausme. Ir galbūt taip, kartais tikrai tai yra jau toks geras mečas, kaip sakant, kad jau yra per daug ir galbūt tikrai nepakeliui. Bet mano asmeniškų patarimų ir kiek dirbu su klientais, labai dažnai galima rasti daug daugiau erdvės santykyje, partnerystėje, ar kas liečia su vaikais, kai mes giliai priimame savyje tas dalis, ko nepriima partneryje. Čia yra tobulas trigeris. Pat pažiūrėkit, ko nepriimat kitose žmonyse, savo partnerėje, savo vaikuose. Tai yra tobulai, tai yra būtent tai, ko galite pradėti dirbti ties priėmime savęs. Ir kiekvieną kartą, kai yra tas trigeris, kad kodėl tu taip ir, kur aš savo taip neleidžiu, arba kur aš savo taip darau ir už save tai baudžiu, arba kur mane baudė už tai seniau. Taip pat pažįstant savo tos mygtukus, savo tas dalis, savo žaizdas, labai svarbu pasidalinti su savo artimaisiais, kad jie žinotų. Tai nereiškia, kad dabar jie turi pradėti šokinėti aplinkui, bet tiesiog suprasti, kad kai tau būna taip, tai tau reikia tokio atliepo. Nervų sistemos darbas, pažinimas savo nervų sistemas yra labai naudingas suprasti, ar aš einu į kovinį maudą, per agresiją, per pyktį, per kažkokį norą išsilieti, ar aš einu į pabėgimo maudą. Tai yra pabėgti, atsitraukti, nematyti, ar nerimas, nuolatinis darymas, užsisukimas, ar tai būtų toks jau sąstingio, freeze, collapse būsena, nervų sistemos dorsal vagal atsakas, kai yra jau visko per daug ir aš tiesiog išsijungiu, disocijuoju, gali būti viduje daug tokio nerimo, tarsi sustingimo, bet išorėje atrodo negaliu pajudėti, nes tiesiog sistema nervų signalizuoja, kad nesaugu, kad išgyvenimui reikia tiesiog apsimesti, kad aš negyva. Ir tada, pažinus savo nervų sistemą, galima išmokti, kaip galima padėti savo partneriui, savo mylimajam, kai kažkaip tai būsena aktyvuojasi, jeigu yra kova, suprasti, kad tai negali būti išlieta santykėje, bet kitam žmogui reikia suteikti erdvę, kad galėtų išlieti tą per fiziškumą, per kažkokį sportą, per kvėpavimą, į susireguliavimą. Nes jeigu mes
Labai dažnai būna porose tokia puikus duetas, kad vienas bėga nuo konflikto, o kitas vejasi. Ir tas, kuris besivėja, prigauna pastoviai partnerį, kai jis yra disreguliuotai būsnai, jis negali niekaip ateiti iš tos mylinčios erdvės. Ir tada gaunasi tik eskaluoja viskas. Tai labai svarbu yra suprasti tas paternus, tas pats, kas yra tas, kuris vengiantysis artumo ir tas, kuris yra nerimastingo prieraišumo stiliaus, irgi labai dažnai būna poroje. Ir irgi suprasti, kokios situacijos iššaukia kokį prieraišumo stilių, kaip aš reaguoju ir kaip mes galime padėti viens kitam tokiose situacijose. Čia yra poros darbas kartu ir darbas taip pačiu atskirai pažinti giliai savo sistemą, kad tie konfliktai, kurie neišvengiami pas tas poras, kad jie galėtų būti harmoningi, su daug erdvės ir supratimo. Taip pat labai naudinga yra net ir konflikto metu kalbėti, bet būtent kaip tik ir konflikto metu kalbėti ne iš savo dalių, ne iš savo pykčio, ne iš savo kažkokios sužeistos dalies, bet kalbėti apie jas. Tarsi, kad manyje dabar yra viena dalis, kuri be galo tūžta, kad tu tai padarėjai. Nes iš tikrųjų tai paliečia mano giliausią skausmą, kažkokį apleistumo, gėdos, atstumtumo. Kad mes parodom ir tą gynybinę strategiją, kur yra atstumimas, puolimas ir tą žaizdą, ir tuo pačiu, kad yra mano ta kita dalis, kuri labai tave myli ir labai nori mūsų gražaus santykio. Ir tada žmogui visai kitaip yra priimti, negu aš ateičiau vien iš gynybinės savo dalies ir sakyčiau, tu visą laiką taip darai ir tu čia dėl visko kaltas. Natūralu, kad tada kitame žmoguje irgi tai iššaukia gynybinį mechanizmą. Bet tam, kad aš galėčiau taip iškomunikuoti, man reikia jau būti praėjus daug savo terapinio vidinio darbo gilaus, kad aš jau pamatyčiau, kas yra po visais tais gynybos mechanizmais, po visom tom emocijom. Ir galėčiau iš karto prisijungti ir prie to skausmo, ir prie pykčio, ir prie savo tos vidinės erdvės, kuri laiko visą tai. Nes iš tikrųjų terapijos darbas, vidinės šeimos sistemos, būtent psichoterapijoje, tai yra, kaip aš galiu sukurti tokią didelę vidinę erdvę, tokį savęs pajautimą, priėmimą, kad aš galėčiau jausti vienu metu ir tas visas aktyvias dalis, tos traumos, kažkokius responsus, skausmo kūnus, kurie užlieja tarsi mane, ir tuo pačiu jausti tą vidinę dangaus erdvę palaikančią visą tai. Man labai patinka metafora apie dangų, kad yra tas dangus, ta didelė erdvė ir ta visi tie debesis, žaibai, audros, kurios vyksta mumise ir taip susitapatinus su tais debesimis, atrodo, kad tai ir yra tik tie debesis, nėra to skaidraus, nepaliesto dangaus, to tokio didelio, nepriepiamo. Ir tas vidinis darbas yra pamatymas visų savo tų vidinių audrų ir ta pačiu pajautimas, kad o kaip jaučiasi tas mano vidinis dangus, tas, kuris gali palaikyti visam tam erdvę. Ir tai nereiškia, kad visą laiką ir gyvensi tokiam tarsi atsiribojime nuo savęs. Kad, aš esu tas vidinis dangus, kaip tarsi meditacija. Kodėl labai meditacija yra patraukli žmonėm, nes dažnai tai būna kaip būdas nejausti, būdas tiesiog disocijuoti savo to jausmų ir aš esu tas dangus, o čia vis tie jausmai, nesvarbu. Nes iš tikrųjų tai neveikia, tada santykė vis tiek užlies visą tai ir vienintelis būdas bus pabėgti ir daugiau medituoti, bet kaip realiai būti gyvenime tame sąlytyje ir būti tuo dangum ir su visais tais dėmesimis, čia yra ta vidinė praktika. Ir kodėl visi sako porose, kaip svarbu kalbėtis, bet iš tikrųjų taip, svarbu kalbėtis, bet kalbėtis iš tos mylinčios vidinės erdvės, kuri neteisia, kuri yra pilna smalsumo. Smalsumas iš tikrųjų yra toks kaip tarsi doorway, kelias
į tą dangų, į tą erdvę. Kai mes neuždedam iš karto, čia man tai padarė, nes norėjo mane įskaudinti, taigi žino, kad man taip nepatinka, o eiti iš smalsumo, o kas tam žmogui turėjo dėtis, kad jis taip padarė. Ir kaip aš galiu gerbti savo ribas ir iškomunikuoti, kad jeigu tu dar kartą tai padarysi, tada man teks imtis kažkokių veiksmų. Tai nėra, kad ribos yra apie tai, jeigu tai padarysi, aš daugiau nebatvažiuosiu pas tave į svečius, pavyzdžiui, ne, su tėvais, ar kad, tam tikros ribos, kad aš nusibrėžiu, aš to laikausi ir tuo pačiu iš tos mylinčios erdvės. Tai tiek, šiandien norėjau priminti tiesiog apie tą svarbumą santykių ir kodėl mes vis dėlto atėjom iš tą pasaulį, tą patyrimui to sąlyčio su kitu. Ir priminti, kad vis dėlto mes žmonės, mums reikia kitų žmonių, mums reikia kitų akių, kitų paliudijimų. Ir tuo pačiu mumis yra daug viskų dalių, kurios natūraliai per santykį buvo ir sužeistos. Ir mes tada išmokom, kaip būti tokiu, kad galėčiau būti tame santykyje. Ir tada klausia, kaip aš galiu iš tikrųjų atsiverti tam pilnumui gyvenimo. Per pažinimą savęs, savo dalių, per pažinimą savo partnerio, jo dalių ir kaip mes galime tada eiti tą komunikaciją iš to tikro susitikimo. Čia buvo kiek bendresnis video, jeigu įdomu yra kažkas konkrečiau, galite tikrai klausti, mielai atsakysiu ar padarysiu kitų video apie tai. Ir įdomu iš jų, ką išsinešat, kas palietė, kas rezonavo, kur galbūt atpažįstat save. Ir galbūt užbaigimui tokį įsivaizdavimą, kas mano mirties patale, apie ką aš galvosiu, kokie bus mano tie regrets, tie pasigailėjimai gyvenimo, ko vis dėlto per daug galbūt dirbau, galbūt per mažai laiko skyriau šeimai ir savo vidiniam gyvenimui, kažkam dieviškumo puoselėjimui savo viduje. Man asmeniškai tai daug duoda. Vis pagalvojimas apie mirtį grąžina į tai, kas svarbiausia. Ir tada tas širdies kelias tampa nebe kažkas, ką aš tarsi noriu rinktis, o tiesiog tai, ko nebelieka pasirinkimo tarsi. Tas širdies kelias iš tos esmės, tai, kas svarbiausia, natūraliai einasi. Tai tikiuosi, jums irgi rezonuos kažkas iš to. Ir labai smagu būtų, jeigu pasidalintumėt savo patirtimis, ką jums suteikia gyvenimo pabaigos kontempliavimas. Ir pasimatom kitame video.